Sveiki sugrįžę dar vieną epizodą ne į temą. Šiandien mes sveikinamės iš mano namų. Aš esu jūsų moderatorius Julius Vytautas Maisner ir su manim mano kambaryje sėdi mano du gražuoliai kolegos. Prisistatykite kolegą. Aš kolega, kuris yra gražiausias šitam kambarį. Mano vardas yra Ignas. Sveiki, aš esu jūsų kolega Matas ir aš esu aukščiausias šiame kambarį. Šiaip? Kaip ta daina, jeigu žinot. Nežinau. Prieš jums tęsiant klausimą norim įspėti, kad ne tik tai mes vartojam necenzūrinius žodžius, bet iš dalies taip pat šnekam apie necenzūrinės temas. Necenzūrinės medžiagas naudojam. Tiksliau. Mes naudojam necenzūrinės medžiagas. Tai mes galbūt ne prisirūkim žolės prieš šitą epizodą. Mes šiuo metu vartojam arbatą. Tai čia kaip žalia, iš tikrųjų. Kitokia forma. Tai jo. Gera arbata šiaip. Ulonga nesu geręs, visai fakt. Tai įdomu. jeigu jums trukdo tokias temos arba žodžiai, nesiklausykit, jeigu manot, kad kažkam aplinkui negerai. Jeigu jūs nemėgstate to žmogaus, paleiskite ant maksimalaus garso ar būtinai pasakykite jam prenumeruoti mūsų tinklalaidę. Jeigu ne, tai nežinau, įsidėkite ausinukus ar ausinės užsimeskit. Paleiskit jeigu ant jūs max esate- garso savo namuose, kad kaimynai irgi girdėtų. Ta prasme, jeigu jūs esate viešoje vietoje ir jūs klausotės be ausinukų, tai ką jūs darote su savo gyvenimu? Jo. Tie, Jūs- šiaip, blemat, nesakyk, gera reklama mums. Mums gera reklama, bet aš nenoriu, kad mūsų reklama būtų tokia, kad čia tas podcastas, kur žmonės žiūri garsiai Jo, klausos, nes nes jie noriu, kad Delfi nemoka. straipsnis būtų parašytas Nu. apie mūsų... O, apie mus parašo Delfi straipsnį, pizdėts kiek pinigų. Mes patys parašai dėl Jo, apie parašo save. straipsnį, iš karto pinigai eina mūsų bankas. Jo, rašom Kapsi straipsnį. tiesiog. Straipsnį Delfi ir antraštė tokia. Nepatikėsite, ką jaunimas sako per šitą viešą laidą. Jie prisipažino. Viešą laidą. Ką? Viešą laidą. Nelegalias medžiagas. Oi, my God. Jaunimas pripažįsta visiems klausant, kad vartoja arbatą. Kaip jie gali, Nusivylimas iš tikrųjų. nusivylimas tiesiog. Mm. Gerai. Mm. Tai, kolegos, ką gero per savaitę nuveikėt? Nieko. Realiai nieko. Aš sugalvojau tezę savo bakalauriniam, ką aš padariau, aš tuo didžiuojuosi. Mes kaip tik kalbėjome apie mokslus. Čia jau gan daug padarai. Aš surinkau savo temą. Praeitą savaitę. Jo, Ne, užpraeitą savaitę. kokia buvo situacija, mes su Matu tiesiog sėdim, o ne? Nu, Ir aš toks, tai sakau, einam susitikti, nuvarom pažaisti biliardą. Aš sakau, susitik, Matas sako, biliardą varom pažaisti, tokia aš toks kliuks. Sakau, bet aš turėsiu bakalaurinę temą rinkti 6. Ir aš toks, tai normalus Mes laikas. kad rinktus. Bus šiek tiek pokalbis, patikslinti, pokalbis. Papasakoja mums apie temas labiau. Jo, ir buvo 6 valandą. Jo, ir aš toks, tai ir sako, aš toks, tai, kiek, sakau, kiek gali, iki 7 jau būsi laisvas tikriausiai. Tai ir toks, tikriausiai. Žinai, parašo man po 15... Taip ir buvo, realiai. Ne, taip ir buvo, ne, viskas buvo taip ir buvo. Bet jis man parašo po 15 minučių, po 6:15, ne, kai jau turiu 15 minučių prie myto. Jis toks, tai jo gali būti, kad biškai ilgiau užtruks, nes man tik dar pirmą temą pasakoja. Aš toks, Ja, aš tik žiūriu laikrodį, 15 minučių praėjo, jis dar pirmą temą pasako, yra dar 4 be tos pirmos. ir aš toks ką? O, matematiškai, žinai, tai dar užtruktų, valandą visą realiai. Dar užtruktų valandą, ir aš toks Nuo to palauk, laiko. ką? Ir aš toks galvoju, o tu tiesiog nenori išeiti. Tu tiesiog nenori pasakyti, kad, šitas temos nesmė, einu biliardą prašyti. čia tik bakalaurinis, man giliai pochai. Realiai po pirmos temos aš tiesiog, gerai, aš praklausiau pirmas 3 temas ir to galvoju, gerai, aš tikriausiai rašysiu tą, kurią pasirinkau. Tiesiog dabar žiūriu, ką paklauskite, žinai, po temų. tų. Jūs tik patvirtinat mano nuomonę, kad ta tema, kurią aš pasirinkau, aš iš tikrųjų norėjau pasirinkti. Jo, Kanabės. tu čia klausai ten kokių temų, žinai, ir mano pirma tokia tema buvo, pirma tema, kurią jis aiškino, ir ten buvo visiškai tokia, kur gali rašyti ir teoriškai, ir praktiškai, žinai, ten gali pats pasirinkti. O kita tema buvo po manas, tokia, kur ten vien tik teorija buvo, žinai, ir tokia sunkiausia atrodė iš visų, kiek klausiau. Tai po tokios man atrodo, neblokos tema, žinai, gan lengva suprast ir šiaip parašyti ką. Ir tada buvo visiškai teorija, kur ten kažką reikia prikurti. Čia labai jaučiasi, kad čia studentų podcastas. Čia žiauriai jaučiasi, kad čia studentų podcastas. Pirmas dalykas, apie ką mes kalbam. Mūsų gyvenime čia aktualiausia. Fair enough. Darbas. Aš
asmeniškai aš taip laukiu, kada pasibaigs šitas semestras. Man taip kažkaip norisi jau tą pajausti dalyką, kad nebereikia eiti paskaitas. Aš žiauriai nelaukiu pabaigos, nes aš turiu pirmą egzaminą prieš pat kalėdas. Aha. Nes nusprendė, tai mes šio rašto dalį darom tada prieš sesiją, nes labai lengvas tipo ir tada nereikės per sesiją. Idėja gera. Ir kitas, man reikia parašyti rašto darbą ir išspausdinti. Man reikia parašyti irgi iki kalėdų, nes penktadienį prieš kalėdas yra paskutinė paskaita to dalyko ir tas dėstytojas reikalauja, kad būtų popierių pas jį ant stalo. O, turi įspausdinti? Žiauru. O, Jėzum. Ne tik turiu parašyti, aš dabar O kiek tam lapų reikia pusę padaryti? Tai 2000 ženklų, tai 7-8 puslapiai teksto. Nu, tokia nemažas. Ne. Ir tokia knyga Apie diką 10 kartų. Čia realiai ant mūsų mikrofonų, tiksliau po mūsų mikrofonų knyga yra, kur ten gal 900 puslapių, tai reiktų Tokių porą. Nu, 20. Porą. Tokių 20 knygų. 20 tūkstančių padarė. Čia kaip Biblija, realiai 20 kartų. Biblija tik štukė puslapį turi. Negali būti. Biblija atrodo tokia plona, nes jų puslapiai yra nerealiai ploni. Jeigu jie spausintų į storais puslapiais, tai Biblijos neįmanoma būtų surišti. Man prasant tikrai yra 1000. Ok. Aš dabar, kalbant apie knygas, man priminėt, esat matę tą eksperimentą, kur mitų grįvėjai darė ir panašiai, kur jie tipo paėmė knygas dvi ir jūs suvijo puslapius vieną per kitą ir buvo ant tiek tokia didelė trintis, kad ten galėjo pakabinti žmonės žemyn galvą ir nori, kad kabėtų nuo tų dviejų su nertų knygų. Nes jie patrintis tarp puslapio pasidarė tokia milžiniška. Aha. O tai ką jie norėjo išsusuoti iš pradžių? Tiesiog, kad tipo, nu tai jeigu tu turi 2 knygas, ne? Ir kai tu judini 2 daiktus vieną šalia kito, yra trintis, ne? Yeah. Jie ką paėmė? Jie paėmė 2 knygas, storas magis telefono knygas, ne? Tai pakankamai didelės knygos. Ir jie pradėjo nerti vieną puslapį po kito, tai va, vieną puslapį kitą, vieną kitą. Ir taip sunėrė ten, kiek yra knygos. Ir tada jie bandė atitraukti vieną nuo kitos, be šansų, pabandė su mašina atitraukti, be šansų. Tada jie užkabino tokius kaip žnyplės ant abiejų pusių ir pakabino žmogų žemyn galvą nuo tų 2 knygų. Man regis kokį 5 metrų aukštį. Nieko. Šiuos nebijo, kur. Aš tai šikčiu kelnes, pasunkėtų svoris, ką reikia nešiotam knygą. Jis tiesiog pats pasisiūlė, man atrodo. Aš noriu. Ne, nu tai kaip pagalvoju, jeigu tu mašiną negalėjo pratempt, tai brolau, tu ką tu žinai, kiek žalos padarė ta mašina tiem puslapiam, kaip traukia. Aš tada pasikabinau, aišku, aš nesu toks sunkus, bet nesmė. Ne, aš jaučiu, aš nebijau čia pasikabinti. Aš tikėčiau mokslo. Jeigu būtum tu toj vietai, žinai, tu tam matėjai kaip mašina, žinai, nieko padarė, tai gal. Tu žinai tą video, kur yra originalus video, kur tipo mokytoja fizikos pakabino už ilgo lyno kamuolį baseball. Jo, ir paleidžia ir sako, man galėtų sutraiškti galvą, bet fizika veikia kitaip, tai man viskas gerai. Yra kitas video, kur toks vyras toksai irgi paleidžia ir sako, why doesn't it hit me? Because science doesn't hit a bat. Ne, viso tą eksperimentą esmė, kad tu turi paleisti tą kamuolį be jokio greičio. Be jokio papildomo greičio. Nes jeigu prie papildomo, tai sugrįš, pilnai. Bet jeigu tu paleidi viską gražiai, tai jis neturėjo. Tai nesulaužos. Tai nesulaužo kaukolės. Bet čia, žinai, irgi reikia taip tiksliai paleisti. Biblija turi štukę 500 puslapių. Štukę 500. Įsivaizduok Bibliją sunert. Visa Žiedų valdovo trilogija turi štukę daugiau nei tai. A, ne? Jo. Tai visas senasis ir naujasis testamentas Žiedų valdovo kartu sudėjus yra senasis ir naujasis. Nu, tai čia kažką pasako. Čia kažką pasako. Tas 3 knygas kalbėjo ar apie ką? No. Tiksliai. Pala, argi. Tiek daug puslapį ten? Wow. Aš galvoju ten trumpesnis. Aš irgi maniau, kad Žiedų valdovo trumpesnis. Žinau, kad ten to Similarion, kaip tu vadinasi. Hario Poterio ten Fenikso brolyje yra kokie 400 puslapių. Fenikso brolyje, man atrodo, didžiausia knyga. Jo, didžiausia knyga. Ten 700 puslapių, man atrodo. Argi 700. Ten daug puslapių. Ai, ne, pirma knyga yra 501. Pažiūrėk, kiek Fenikso brolyje puslapių. Man atrodo, kad ten daug, ten 500 minimum. Feniksas. Kaip vadinas?
Fenikso brolė. Fenikso Harry brolija. Potteris. Kaip angliškai? Order of the Phoenix. Jo, Order, ne Porsche. Order. Order of the Porsche. Order of Ai, the bet lietuviškai, tipo, buvo. Gal angliškai skiriasi. Nu, bet neturėtų Nu, labai. nesiskirs, nėra kaip tipo... Fenikso brolyje beveik 900. Sakiau, kad Jo, žiauriai. čia nebus, kad tipo toks, oi, fucking, mes iš anglų kalbos į hieroglifus išvertėm, tai biškai skiriasi. Nu, į lietuvių, tai tipo. Ja, bet dar labai priklauso nuo to leidimo. Ten buvo kartais, kai tiesiog raidės žiauriai didelis buvo ant tų puslapio. For no reason. Ai, nu jo. Kartais būna tose senose knygose, va tokias kaip ši. Kai ten raidės minimalis, tai nereikia Su pincetu reikia ją susidėlioti. Nenori su pirštu, nes daugiau nei vieno aš čia apsivažiuoju. Horoskopą, žinai, tai reikia. Monoklį turi žiūrėti. A, tai, kas čia parašyta? O, Bet tu turėjai šifruoti knygą, kad galėtum perskaityti. Čia būtų visai prikolas knyga. Nu, ne knyga, bet principas, taip žinai. Jo. Žinot, kaip tos knygos, kai realiai, kas buvo paremta ant D&D vos, man atrodo, kad ten kažkokia adventures knyga, kur tu gali pasirinkti savo tą kelią ir tada bus skirtingas, nu, tipo, skirtingas tekstas pagal tai, ką tu pasirinkai. jo, tau pasako, jeigu tu rinkė šitą, versk kitą puslapį. Šitą reikės tą į tą puslapį. Aš kelias turėjau tokią žiauriai fainą, bet problema buvo kartais, kad buvo parašyta, būdavo puzlė ir atsakymas puzlės, būdavo puslapis, į kurį turėjai verst, ir aš tiesiog apsiskaičiuodavau, ir tada kažkur random atsiraždavau istoriją, ir aš niekada čia nebuvau, iš kur aš turiu ginklą. Ai, tai jeigu tu sufeilini puzlę, tai Čia biškai, tu pasimeti istoriją. tu pasimeti istoriją, jo. Na čia gal logiškai įsivaizduoji, kaip koks portalas yra, ir tu ten turi kažką atlikti, kad patektum į tą vietą, kur tu nori, bet tu sufeilini ir tu atsirandi visai kitoje vietoje. Įsivaizduok per D&D, tu feilini teleport spellą ir tiesiog į kitą timeline išsiteleportini, kuriame tu ne barbaras, o dabar Bet išsidruidas. tai, kad tu pas kažkokią kitą ten timeline, bet tiesiog kitą žmonių partiją kažkokią atsirandi, žinai. Jo. Bet tiesiog realybėj tu pakeiti savo vietą. Pakeiti realybę pilnai. Reality shift spellą netyčia kestinį. Čia jau būtų. Čia bus ateityje, manau, taip. Turėtų. Bus. Toks dalykas kaip reality shifting, žinai, čia tikrai bus. Jie perėsi ten kokią realybę, kur ten, ką žinau, 9/11 never happened. Laiko. O, ne. O, ne, mažiau persekiojimo ir saugos pasaulyje, kur yra skirta mūsų apsaugai, o ne tam, kad galėtų valdžia mus geriau persekioti ir žiūrėti, ką mes darom. Ir taip pat klausyti, ką aš darau per telefoną. Man pradėjo vėl latviškus reklamas mesti. Latviškas? Mane labai kažką mėta. Žinai, apie ką mes galim pakalbėti? Apie visišką fiasko, kuris buvo YouTube bandymas blokuoti adblockerius. Oh my god, aš negaliu. Bet jie dar bando tai daryti. Aš Labai nesėkmingai. Labai Ar jie nesėkmingai. sustabdė tą? Ne, man atrodo, dar yra. Man atrodo, dar yra, bet Tiesiog adblockeriai, jie įveikia. Adblockeriai yra Ta prasme, čia yra endless loopas, tiesiog sukuria naują sistemą, kuri atpažįsta adblockerius, adblockeriai suranda naują sistemą, kaip apeiti sistemą, kuri atpažįsta. Jie tiesiog didelės kompanijos nesupranta, kad yra žmonių kažkokių kiekis, kurie tiesiog ten non-stop visą dieną sėdi ir bando įveikti tas mega korporacijas tiesiog dėl savo malonų. Jo, taip, ta prasme, turi būti. yra ta piramidė šitų poreikių, ne? Kur ten žemiausiam yra maistas ir aukščiausiam yra savirealizacija. Yeah. Bet viršio šiaip yra dar dvi pakopos. Yra Abeidinti tekstus. būtinas noras išvengti mokesčio ir dar aukščiau būtinas noras pisti YouTube per urą. Ta prasme, aš nesuprantu, kokie ten esmė turėjo būti. Esmė buvo logiška, jie norėjo spausti, kad žmonės pirktų premijinį YouTube. Bet kad tu dedi Doom Countdowną, 3, 2, 1, viskas, jungi lauk, nieko nebežiūri. Kas čia yra? Ne, ta prasme, jiems čia buvo griniausia konkurencija, čia yra suprantama, kad jie tiesiog bandė ieškoti būdo, kaip, nes, ką tu padarysi kitaip, to, ko yra adblockeriai, tau niekas tų premijum beveik ir nepirks, nes, kam jiems pirkti, jeigu yra... Tai žmonių perka. Jokingiausia buvo, aš nuėjau Redditą ieškoti išeities.
nes mano tuometinis adblockeris neturėjo dar kaip atpažinti. Jo, Jo, man- Ir tiesiog Daug pirmas adblockerių, atsakymas man atrodo. Reddit'e buvo imagine being poor. Imagine not being poor and not affording premium. Ir aš toks, O tai nėra dar to YouTube Banso, kaip ten vadinasi, programėlė kažkokia. YouTube Kur ten nėra jokių adų. Tau nereikia. yra dar programėlė, ant jų krekina down labai. Ant jų labai Man atrodo, kad jie šudenino, bet kažkaip jį vėl sugrįžo. Jo, gali Bet aš tik tai girdėjau rūmą. aš tiesiog susiradau Tikslas. pirmą adblockerį, kuris atrado kaip apeiti, aš jį Tai- persinstaliau jį. Ublok Origin. Jų blogas. Ublok Origin. Kaip faina, aš nebeturiu. Aš galiu Išsigandu. kanalams atblokuoti tą dalyką, Mhm. kas yra faina, nes jis atpažįsta patį kanalą. Tai tu gali pasirinkti, ką tu nori paremti. Jo, žiūrėsiu Uber Danger Fallout series vėl ir tiesiog visus edus paliksiu. Ja. Tu taip vos ne kaip rekompensuoji savo naudojamą bloką, kad kai kuriam leidai paimtą. Vienas labai AdSense. geras sprendimas, kurį radau, buvo šitas extensionas, kuris padaro, kad reklama 16 kartų greičiau praeitų. Yra Tu pasileidžia programą, tu pasileidžia reklamą ir tiesiog ir viskas. Aš eik su savo. Tai arba pasileidžia dar vieną tiesiog Tu YouTube'ai gali pasirinkti, ne YouTube'ai, bet per Google gali pasirinkti, kad tau edus nerodytų ilgiau negu 5 sekundės. Ai, ne. Edai ten iki 15 sekundžių dažniausiai. Nu, ne dažniausiai, bet gali būti iki 15 sekundžių. Aš žiauriai kompensuoju mano adblock naudojimą. Aš labai daug per mobilų žiūriu. Jo, aš irgi tam. Ir ten neįmanoma be adų. Nenaudoju jokio to blogo. Tai tiesiog žiūrėtų sedų, žinai. Ką aš neseniai padariau, ką aš visiems siūlau, aš instaliavausi šitą adblock browserį ant mobilaus. Ir tai palengvina gyvenimą. Nes kai tu atsidarai receptą Vai čia per geras mobilų, dalykas. Kokį tu persisinti šią? tiesiog vadinasi adblock browser. Viskas, taip vadinas programėlė. Ir aš tiesiog, nes anksčiau atsidarai receptą, puslapį, ir tada vienas banneris, autoplay video, fucking palėti kažką Ne, nekrano, tiesiog 15 tabų atsidaro, Didelį Olibetas, ten Puslapis tas. Olibetas yra labiausiai nervinantis edai. Vat būtent tų lošimą. Net ne Olibetas, jie visi vadinasi lygiai taip pat su minimalia variacija ir visos reklamos lygiai Yra tokios visą pačios. dieną Dar būna blogiausia. kad Olibet. Išmeta pop-upą ir tada video pradeda groti ir tada dar X ženkliukas yra minimalus, kur su pincetu tau reikia. Vėl su pincetu. Aš tiek turiu visą laiką šalia pincetų su jam, kad išjungčiau tą mygtuką. Aš negaliu. Ir tada adblock browserį tą turiu ir tu atsidarai ir nėra. Ir žinai, kas geriausia, jis turi šitą settingą, kurį tu paspaudi ir jis automatiškai blokuoja tuos pop-upus, kurie klausia tavęs, ar tu nori leisti cookies. Jis automatiškai šitus blokuoja. Nes aš visą laiką pasirinku ne. Tipo, Aš visada- non-essential. Non-essential refuse, jis tą automatiškai padaro. Ir aš galiu atsidaryti puslapį ir manęs nebombarduoja su informacija, kurios aš nenoriu. Jo, O aš norėjau vieną dalyką pasakyti, kad man labai kas nervina, kad kai darbe būni ir tu negali tas instaliuoti kažko, žinai, random. Taip nelabai leidžia. Ir ten jeigu kažką searchini, ir ten jeigu nueini ne į tą, žinai, basic kokį Microsoft ar ten Google saitą, Jo. tai tada ten būtinai būna tie, ar tu nori cookies šitų mūsų, nori, nenori, nesiseri, Necessary. ir tiesiog non-stop, žinai, ten tie būna, aš tie, kur tu skaitai. Aš tiesiog, Notificationai. aš įsidarbinęs nueičiau pas žmogų, sakyčiau, čia yra sąrašas dalykų, kurių man reikia, Šiaip kad gal- dirbti. Šiaip gal tai realiai leisis instaliuoti tiesiog. Man atrodo, Jie kad realiai supranta kompanijos šitą dalyką. turėtų tiesiog būti tokia, okei, čia yra iš karto vat, sąrašas, ko mes instaliuojam jums automatiškai, kad būtų paprašiau. Čia realiai toksme gali, tipo, aš nežinau, ar čia labai legal, nes, man atrodo, adblockeriai tada mato, Ne. kad tu darai. Ne. Ne? Dar fainesnis dalykas.
YouTube gavo problemų iš Europos Sąjungos dėl to, kad čia yra nelegalu. A, ne? Nelegalu sekti, ar čia privatumo pažeidimas, ar žiūrėti, ar Kas instaliuota yra ant tavo naršyklės. Tie amerikiečiai. Man, Europos Sąjunga yra tokia based, aš negaliu. Bet ir Google, man atrodo, neseniai buvo ten. Jo, pirmą Apple su USB-C, tada su GDPR, tada su fucking visais šitais dalykais. Aš galiu laisvai varyti ant Valorant voice chat ir sakyti N-word, nes jie negali mane sekti. Ir aš galiu ant tinklalaidžio sakyti, nes mes turime editorių. Mes laisvai. It's so good. Įsivaizduok gyventi Amerikoje. Va čia tai geras. Įsivaizduok bankrutuot, kai tu susilaužiai savo mažylį piršto kojas. Įsivaizduok prasiskelt galvą ant šalygatvio ir sakyti, ne, man nereikia į ligoninę. Įsivaizduok stirbt vėžį ir pasakyti, ar galite pakviesti man Uberį. Nes pigiau. Tiesiog parvežkit mane namo, aš nekreit. Sakai, čia toks geras. O, pleistras kainuoja $100. Pigų. Ne, nereikia pleistrų, reikia va šitą būtent specifiškų, kuris kainuoja 200. Ar jūs norite pleistrą, kur siūlės yra padengtos auksu? Ne, realiai yra jokinga, nes tu gali pasakyti, kad tau parodytų, kur eina tie pinigai, už ką tu moki. Ir tada sumažina kainas. Ir tada jie tokia, pidė. Pamatys, kad vienas pleistras yra $2. Bet dėl to daug amerikiečių važiuoja ten į Meksiką kokią. Jo. Aš žiūrėjau, kad funny mačiau skitą iš Dropout, kurį darė, tipo, GoFundMe CEO. Tipo, pasižiūrėjau, ten buvo visos jėkelis, kad visi GoFundMe page'ai yra, kad, tipo, žmonės fundina savo kokių lygų savo hospital bilus. Ir, tipo, pafundinkit mane ir mano draugą Michaelas, kai mes susilaužėme kaulus, kai buvome banglentininkai, tai dabar bandome pabėgti į Meksiką, ką padaryti. Operaciją. Bet jie net nuskris, man atrodo, į Europą ir tam pasidaryti kažką. Prisimink, kad dabar nemažai, kur ir abortas yra nelegalus, tai irgi reikia į užsienį važiuoti. Na, reikia važiuoti į tą valstiją, kur yra riboja. Arba į užsienį. Ten irgi? Ką? Ten yra kokia valstija, kur riboja. Tai va, dabar vyrai šnekant, kurie šnekėjo su kitais vyrais, nusprendė, kad abortas yra nelegalus. Čia yra jokiai. Čia realiai visi susėdo ir nusprendė padaryti Alpha podcast epizodą ir nusprendė, moteris nenori daryti abortą. Tiesiog, moteris šitą negali. Ne, tai buvo absurdiškai, nes aš atsimenu, aš žiūrėjau John Oliver epizodą, kuris kalbėjo apie šitą. Ir ten buvo vienas iš seimūnų, man reiks iš Ohio, žinai, geriausias valstijos. Geriausias valstijos. Tas valstijos, kur visi pamiršo, kad egzistuoja. Ir jūs sakys, tai jūs žinojate, žinai, dar reporterė klausė, ar jūs žinojate, kokie bus padariniai šito jūsų sprendimo? Sako, ne, aš iš tikrųjų, kai šitą dariau sprendimą, aš net nelabai domėjau šituo. Aš net negalvojau, jo. Aš esu žmogus. Man of the people. Aš negalvoju, tiesiog. Kaip aš sakau, land of the brave, home of the free, ta prasme, brave? Ne tas žodis, kokie yra brave. Žiauri brave. Ne tas žodis. Ne. Kai tu nueini. Kai jis atėjo į podcastą, žinai, sako, aš pasakysiu, ką aš ten mačiau. Nieko nemačiau. Nieko nemačiau. Man grinai padėjau kažkokį papirgalį, aš pasirašiau ir nuėjau surkyti savo 5 cigarą tą dieną. Aš, kai tu nueini mokyklą ir tuoj pat gauni 20 lygių, tai gali enchantinti savo golden pickaxe. Tas seimūnas, jeigu jam leistų, jis šyrs penchantinti. Oh my god. Vis tas bišas, kuris sėdi posėdį ir ten tiesiog pasileidžia ten kokį Facebook. Pasileidžia Subway Surfers. Ne, Facebooką žiūri messages, tada dar kampe tas Subway Surfers groja ir tada žiūri dar video tuo pačiu metu tiesiog. Žinai, kas būtų funny, jeigu galėtum paleisti, kai, žinai, būna atsiejama pokalbį, kad atmutint visų laptopus, ar tada tiesiog visi kokį tetrį žaidžia. Paskaitą, kuris buvo, kad man reikėjo kažko ten pakalbėti su mama ar kažkas tokio ir aš norėjau užsimutinti dėstytoją. Aš užmutinau visiems dėstytojams. Ne, bet buvau užmutintas ir tada kažkas pasakė,
Tipo, jūs užmiutintas dabar ir jis toksai, kaip čia vyko, žinai. Čia jokingiausia buvo. Aš tiksai sėdžiu, jokiuoju, žinai, bet toksai stresas, jeigu jis žinos, kad aš... Įsivaizduok, būtų tiesiog feedas po... Jo, jeigu būtų čia logas kažkoks. Matas muted profesor. Ne, tai pasakytum netyčia, juk nespecialiai. Čia buvo jokingiausia, mes kartą turėjom šitą egzaminų aptarimą. Ir dėstytojas kas 5 sekundės užsimiusino. Ir aš tiesiog, čia nebėra sistemos klaida, čia kažkas tai piktybiškai kas 15 sekundžių mutina žmogų. Ir tada kažkas tai auditorijai, kuris nežino, sako, dėstytojau, jūsų vėl nesigirdi. Aš nežinau, kas čia dėlė. Man atras, kai tu... Aš tai galėtų padaryti. Kai tu užmiutinė kažką kitą, tu negalėt mutinti, jo, tausme. Yra tik vienas, tipo, pasirinkimas. Only one way, ne? Tipo, gali vieną pusę, bet no way back. Jo, čia kaip terema, žinai, kur įsivaizduota terema, bet atgal ne. Įsivaizduok, tu galėtum bet ką nueiti ir atmutinti, bet kurio momentu. Buvo norėjom implementuoti feature Teamsai, kur, tipo, įjungti visų kameras vienu metu. Įjungti visų kamerų. Tipo, paklaudė mygtuką jo ir forcefully visų kameras įjungia. Jau čia Europą sakė, negalima taip. Ei, Amerika sako, let's go. Amerika sako, let's go. Ne, čia primena, kas čia buvo. Amerika tokia, o tai mes galim mygtuką įdėti, kad drone strikit visus metus. Mes šiuo metu žinome jūsų IP adresą ir jeigu jūs nesijungėte kamerą už 5 sekundžių, mes dropinam Stinger mesą. Tiesiog paspaudė vieną mygtuką ir visų IP, sakė, čia tai įmeta. Kurie nėra apsaugoti, nes čia Amerika, tai bet kas gali įeiti į Zoom callers. Jo, dar tas. Čia mimai su Walter White ir Ben Shapiro. Ben, you're just wrong. Ir Ben toks, your name is Walter Fitzroy White and your IP address is 192. Oh god. Fucking Ben Shapiro. Yeah, Ben Shapiro, Benny Boy. Įdėjo į Call of Duty. A, ne? Ar čia tas? Jo. Call of Duty dabar naujausias, kur kampeinas išėjo, kuris yra tragedija, yra veikėjas, kuris atrodo kaip Ben Shapiro. Ir jo sesė atrodo kaip Ben Shapiro sesė. Bet jie nėra, tai nėra jų vardai. Ir jie rusai. Anyways. Šiandbeniro. Bebenas. Bebenas Bešapyras. Bebenas, jo, realiai. Oh god, shit. What the fuck is going on? Grįžtant prie IPs, ar jūs girdėjot, kaip Discord'e buvo tas įvykis, kur ten numeta kažkas foto ir jeigu tu paspaudai su middle clickom tos nuotraukos, tada tau išmetai kažkokį scam site, ten IP grabber site, panašiai. Ar tu tavo IP? Tai jo, čia... Žinai, pastovi buvo ant Discord'o. Pastovi ant Discord'o, bet tada daug serverių taip pat išmeta šitą announcementą, kad naujas scamas yra būdas, tipo, nespauskite nepažįstamų paveikslėlių, nespauskite linkų. Ja, bet čia visą esmė, kad ten praeido tą sistemą tikrinimo su middle clicku, nes kai middle clicką panaudoji, tai neišmeta to notificationą, kad čia tave brigins į tam kokį... Nežinau, P-hubą, žinai, ar kažkas sakė. P-hubas. Jo, ten buvo... Programming hub. Kokia katės nuotrauka, žinai, ir tu middle clickin ir tiesiog tą įmetai P-hubą. Ne, buvo vienas labai piktybiškas, jis veikia pagal tai, atrodė, kad nelaudina nuotraukos. Aš tik taip galvojau. Nelaudina nuotraukos ir tada tu paspaudi ir tada tave išmeta į puslapį. Hackeriai, fucking scammeriai turi gerų tokių būdų prasisukti. Jums skambina scammeriai kartais į telefonus? Ne. Man gyvenime, man atrodo, čia realiai toks amerikietiškas dalykas. Man vienintelį dalyką, man skambina nepažįstami numeriai iš Rusijos ir tai būna Zdrasvice. Lietuvoje pastoviai skambina realiai žmonėm, tik tai mes nesam tame, žinai, sąraše matyt, kad jie skambintų. Jo, aš niekam man... Ten skambina tokiam, žinai... populiariam vardam, žinai, dabar. Aš tai e-mailus pastoviai gaunu. Aš neseniai naujo gavau iš John Seok Park. Rašo. E-mailas jo, by the way, yra park7665@post.com. Ir jis rašo, good morning. Legit. I am John Seok Park, a private investigator in Hong Kong. Gera pradžia. I am contacting you based on your family name. I have an interesting business to discuss with you that will benefit both of us. Šitą frazę visą laiką. I'm taking precautionary measure to avoid getting this proposal into wrong hands because of how susceptible it is.
Sakai? Let me know if you're open to discussion for more details. Thanks, John Siok Park. Aš žinai, ką man reikia į tokius padėti atrašinėti ir žiūrėti, kas gausis. Aš nenoriu. Aš tiesiog, man patinka, aš turiu folderį, kuriuos aš juos tiesiog kolekcionuoju. Aš turiu folderį, jis vadinasi spam. Aš neturiu folderį, aš turiu folderį, kuris vadinasi Scam Mail. Va, žiūrėk, koks sąrašas jau. Geras. Ne, Aš tiesiog ignoruoju spam mailus. Ar čia yra Douglas Cummings? Ja, Douglas Cummings man rašė 3 kartus. Jis Gerai, paskaityk, ką jis rašo. Douglas Cummings. Emailas douglas@gmail.com. Your email address has been selected for a donation of $500,000. Reply to this email now so I can send you the complete information on how you can receive this donation today from my bank. Nėra gale šito teksto, nėra gale taško ir I parašyta iš mažosios. Tada antras jo emailas, pavadintas irgi laimėjai kažką. Wow. Bet jis irgi pavadintas please read carefully. Ir jis lygiai tas pats. Pala, kodėl jis parašo please read carefully, jeigu jis kameras. Važiuok, pavadinimas emailo please read carefully, full caps. Ir tada naujausias, labai ilgas. 1 million a month. 1 million a month donation super prize. Bet tai super prize, čia laimėjai nepaprastą prize. Hello, my name is Douglas Cummings from California. Bet Australian turi su tokį vardu. United States. Aš gan tikras, kad jis sakai, žinai, jeigu paės ganžda, tai bus zaibys. Jeigu Cummings paės, bet kas gali paės. Tai iš čia testuoja, žinai. Baninas, man atrodo. Ir jis žiauriai jokingas. I won 22 million last year on the United States Mega Millions lottery. Mega Millions. Okay. I currently have a fixed deposit account with a local bank in Ukraine called Kreditbank, which receives a fixed monthly deposit of 1 million. As I speak to you right now, the Lord revealed to me in my dream last night that I should give out this account. I randomly found your email on Google, so I've selected this email to be the new owner of this account, which my bank will be handing over to you legally with documentations to show as proof. I am honest and God-fearing man, and I like being honest. Seniai, jo vardas Douglas Cummings, tai jis turi. In order for you to operate this account has to be activated with an activation code $1,000. Wow. That has to be purchased from the central bank. If you agree to these terms, please reply to this email now. Full caps. Tau reikia parašyti, o 500 nesuveikia, žinai. Seniai, gali primesti. Žinai, čia kaip apie tas Pawn Stars memes, kur tipo, the best I can do is $5. Oh my god. Įdomu, ar jis atrašytų dėl 10, pavyzdžiui, $. Sakytum, žiūrėk. Aš norėčiau, bet mano šalpinigai ne visai padengė, reikdavo sumą. Net parašai, mano bankas sąskaitai tik 6,9 €. Daugiau negaliu. Čia Max, čia... Šiam $9 ir kam 2 centai. Ne, bet negaliu visų, man reikia dar 20 centų ant bandelės. Tai 6,19. Man reikia mokyklos mokyklą. Tiesiog parašai, aš negaliu sumokėti, bet ar gali pervesti 2 centų ant croissantą? Uno reverse card įsitraukite. Aš negaliu jums pervesti, bet gal jūs galite man pervesti. Finansinė krizė palietė mus visus, bet ypač Lietuvą. Tiesiog entai skemą pavaloju. Man reikia iki 1100 €. Jūs galite man pervesti, tada aš pervesim 1000. Mano croissantai, man baigėsi. Ką man darybė mano croissantai? Šitą vyriausybę užfryzino mano sąskaitą, nes jie įtarė, kad aš apgaudinėjau žmonės ir man reiks mokėti štukę €, kad atfryzint. Ir tada aš galiu jums pervesti. Ir aš tada iš kartos 1000 € pervesti. O tu aš turiu kurti skemą. Aš realiai atsakyčiau su tokio mailo. Pažiūrėk, kaip jis reaguotų. Beba, jeigu sueitų, aš būčiau turtingas. Čia būtų insane. Oh my god. O plėmų, kalbame apie skemą tokius dalykus, ar jūs matėt? Bent kartą ant YouTube'as, kur būna tie tokie komentarai, kur I was like investing $5,000 into this, but I lost everything. But then Emil Shamir, ar ten radom koks vardas, man padėjo su savo investicinė, žinai, ten doktrina, ar ten kažko, žinai, kažkokią metodiką, žinai, ir aš dėl jo laimėjau 100 000. Jis žiauriai geras, rekomenduoju. Ir tada antras komentaras, yes,
that financial advisor is amazing. I recommend it as well. Man pradėjo... tą patį. Aš matau per reviews neretai. Žiauriai. Kažkokie dalykai reviews visada metą. Mano kaimynės motina užsidirba 100 000 eurų per mėnesį, dirbdama 2 valandas per dieną iš namų, remote. Ką ji daro? Yra atsakinėja į šitus surveys. Bro, oh my god, tu man priminėjai dabar. Okay. Tu man priminėjai, kai aš atsakinėjau į surveys. Ir darėjai tą tipą dėl pinigų dalyko? Ne, aš darau geresnį dalyką. No. Žodžiu, aš turėjau tokį periodą, kai aš labai Smite'ą daug lošiau. Man buvo įdomu. Ir geras žaidimas, ta prasme. Aš įsivaizduoju šiandien. Tai turinuojate. Ir Smite'as turi high-resus tokį dalyką, jie bendradarbiauja su survey sites, kad tu atsakai surveys ir tada jie to išmoka premium currency žaidimo. Nemokamai. Ar ne? Ir aš toks, aš esu kaip tik tas žmogus, kuris neturi kortelės ir disponuojamų pajamų. Man aš esu target audience. Oh my god. Tai aš nueinu tą puslapį, tas puslapis jank as fuck. Tai žiauri jank. Man atrodo, kad iš vis gabo, kad nebėra. Ir aš toks, aš pasiruošęs atsakyti į visus surveys. Ir aš pasižiūrėjau, kaip tą padaryti. Visi sako, tai susikurkite netikrą profilį, netikrų profilių saitą, kad tau nereikėtų po to nespamintų tavęs. Viskas normaliai. Nueinu. Aš pasiruošęs, žinai, toks, aš uždirbsiu kokį 100 džemų. Ir skinas kainuoja 400. Tai aš toks uždirbsiu 100. Nueinu, tuščia. Nes Lietuvoje jokius surveys nėra. Oh my god. Žinai, bet VPN kainuoja. Man buvo kokie 3, aš buvau kokie 6 klasiai. Man patinka. Vienas buvo. Žinai, kad tu man labai primeni dabar. Bet Grūtopija buvo panašus dalykas, tik tai, kad ten ne surveys reikėdavo daryti. Ne, šiaip ir būdavo surveys. Būdavo surveys, būdavo adai, kuriuos tu pažiūri. Tada šiaip kažkokie puslapiai, ką ten padarai, teskai kažkokie, kad informacijos surinktų iš tavęs. Ir tiesiog tu padarai tokius dalykus ir tada duoda tau džemų už tai, kad tu tiesiog peržiūrėjai juos ir padarai. Aš vienu momentu tiesiog galvojau, čia žiauriai verta, žinai, čia padarai kažką ir gauni, tipo, currency to žaidimą. Ir tu taip darai juos ir ten pagauni, kad ten labai lėtai juos tiesiog renki tam neverta. Man patinka per mobile games, kai taip finansuojas, kad nėra taip, kad pačiam žaidime adai tau užpildo visą ekraną, bet tu pasirenki už kažką tais pasižiūrėti. Nes tada jie padaro tą reward ne per daug gerą, bet tokį, kad norėtus, pažiūrėjau, per Vampire Survivors jis nemokamas ant mobilaus yra. Visas. Bet tu gali revivinti vieną kartą per stage'ą į pažiūrį adą. Tiesiog. Nu, jie čia toksai... Jo, tokie visai nieko. Ta prasme, čia nėra game changeris per Vampire Survivors, nes tavo buildas sakina, jis sakina, nepadės, kad revivinsi. Arba mirtis, žinai. Bet kartais būna, kad jį pato tokia... Bet tu tiesiog, aš pažiūrėsiu 15 sekundžių adą ir ramu, aš net neturiu žiūrėti, čia mobilus, aš jį apversiu. Aš tą darau specialiai, aš užmjutinu ir tiesiog nežiūriu. Dar per Vampire Survivors realiai kas 15-2 minučių, minimum, tu tipo pražaidęs, kai matysi tą adą. Tai tau labai retai, žinai, tas įvyktų. Ir kodėl, visi ant YouTube'o, tai visi pradėjo blokeris naudoti, dėl to, kad jų adai buvo absurdiški. Jie yra absurdiški, aš randu ant mobilaus, aš toks, YouTube'as čia atseit PG, ne, jis čia bando būti PG, ir tada visi adai yra maksimaliai tiesiog seksualizinti. Kiek tik įmanoma, žinai, tos Hero Wars adus, kur tipo tu traukia jį, dabar adas naujausias jų yra, irgi tasai puzzle, bet viskas suformuota kaip didelė šikna su bikinė. Nice. Tai yra absurdas. Klasiška. Ir kažkaip tai ateina YouTube'o, kuris sako, ne, mūsų puslapis turi būti saugus visiems naudotojams. Ir tada saugu visiems naudotojams yra massive bazonkas in my face. Ne, aš sakau, tau tiesiog reikia tokius adus užsiblokuoti. Va, ta prasme, kas čia? Jo. Kas čia yra? Kodėl man? Kodėl man? Tau tiesiog patinka Ką čia pasako apie tavo žiūrėjimo tendencijas? Kodėl man meta alpha male? Man patinka, Julius prieš podcast sakė, dabar man YouTube'as pradėjo rodyti
reklamos pagal tai, ką aš sakau. Ir tada jūs tiesiog parodom mums. Man žinai, kas man žiauriai patinka. Aš atsimenu vieną kartą, kai mes tiesiog mes žaidėm Minecraftą su viena iš mūsų draugais pažįstamais. Ir aš, žinai, ir buvo dar, tuo metu, kai dar buvo music botai ant Discordą, kai dar veikia tie dalykai, žinai, geri seni laikai. Ir aš toks, žinai, ką aš paleidau alpha male affirmations. Geriausias dalykas, kokį aš padariau savo gyvenime. Tipo, paklausyk, kokie tai būna, pavyzdžiui, tipo toks... Ne, Sigma male affirmations paleidai, Shrigma male. Sigma ir alpha. Ir tokie toks balsas, žiauri, toks... Aš bandau būti Batmanas, bet aš neturiu talento. Ir jis toks, I am a hyena. Wandering through the savannah. Ai, čia kaip tokie kvautai vos. Jo. Čia tokie, kad tu į headspace'ą save patalpini. Jo. When they imagine intelligence. They see me. They think of me. I don't need friends, I only have allies. I don't seek physical pleasure, for I am only about the gains in life. Bet tai knygiausias buvo, kai tu paskaitai komentarų, žmonės nuo patį rašė. Ir žmonės komentaruose tu randi tuos, kurie, ta prasme, iš tiesų, tokie, aš klausau šito, kas dieną, 5 kartus savaitę. Ir yra labai geri tokie, yra monkey affirmation, aš esu bežionė. Bet čia toks mindsetas realiai, jeigu tu esi ten jau, kaip prezidentas, ką žinai. Kai tau yra 13, kai tu pradedi paauglystę. Jop. Tada tu toks, čia yra pusikas šia teva, nes esu paauglys ir tu esi Aš manau, čia realiai prizmė tokia, žinai, kaip... Jo. Jeigu tu esi vaikas visiškai, tu masai tokius, arba tu esi visiškai monatas, žinai, kuris realiai neturi jokio draugų, žinai, ir iš tikrųjų psichopatas yra, kaip per tos videos. Geriausias kelias buvo mano mimas, kokį mačiau šitą aspektą, tipo, nekirsk kelio 30-mečiui depresuotam vyrui, nes jis supyks ir padarys mimą apie su Jokerio background. Apie tai, kaip niekas neturėtų kirsti kelio. Man ar patinka šitas Can You Feel My Heart, tos dainos. Can You Feel My Heart. Komentarai ten. Komentarai visi komentarai visų profilinės yra GigaChat Guy, visų vardai yra variacija GigaChat Man ir vis yra yes, this is the chat song, yes. Bent jau čia jokinga. Aš pirmą nesupratau toks, kas tai Can You Feel My Heart? Can You Feel My Heart yra gači versija šita. Mama, Can You Feel My Heart, palauk, aš noriu pasižiūrėti. Pasižiūrėk komentarą. Palauk. This video not available? Ką? Oh my god, nejaugi. Bring Me to Horizon, ne? Bring Me to Horizon. Ne, yra. O žiūrėk, čia rašo šitą, ne? Ne, music video. Nu ne, tas Vivo man... Aš galiu paskaityti kelis komentarus. Aš galiu paskaityti, yes, mama, I will pause my gaming dinner with my family. Bet tai realiai, tipo, visi komentarai. Tai yra, truly mesmerizing, attuned to be enjoyed by all GigaChats. Don't watch the sunrise, let the sun watch you rise. Ir visi tokias quotas, tiesiog rašo. Kodėl man nerodo komentarų? What the fuck? Kažin, opa. Reikia išversti. Ne, čia tiesiog katinas. Tai, žiūrėk, čia 2 variacijos, arba GigaChatas, arba katinas koks. Arba katinas. Whoever is reading this, I hope your entire month goes well, and if it's been bad, I hope it gets better. You deserve it. Everyone does, so go make the most of the moment you have. Oh my god. Momentas, kai internetas ir vieno brainsaudas. Bet tas brainsel yra čadas. Užsikačialinės brainsel, tos mes sinapsiai, jie abi pusės. Man patinka šitie komentarai. Me after doing one push-up. Respect every person you meet, for you do not know what struggles they face. GigaChat. He trained constantly for 3 years without losing a single hair. To be a man, you must feel sorry for those in need. To be a true man, you must help them. Oh, GigaChat. Va čia yra tikri GigaChat affirmations. You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. GigaChat. Opa! Don't watch the sunrise. Get up earlier. Let the sun watch you rise.
Oh my god. Don't show more hate against your enemy, guide their way to a better life. Jeigu čia... A strong man stands up for himself, a stronger man stands up for others. Aš realiai padarysiu tiesiog video su GigaChat affirmations. Ir šitas... Kaip tiesiog skaitai šitus, bet bandai nežvengti. Čia toks challenge'as galėtų būti. Challenge'as. Tik čia challenge. Bet paidau, kai žvengi, nes rašiau ir geras mim. Bet čia nėra juokinga, čia nemažai jų yra, ta prasme, realiai, ta prasme, žiauriai wholesome. Čia tiesiog kontekstas labai juokingas, aš atsimenu vieną gerą kitą mim. Kur Mario, tipo, so you like pronouns? Žinai, apie kažką. Jis, tipo, juokinga ne dėl to, kad, tipo, pats kelias geras, bet juokingiausia, kad toks žmogus lūžta, kai jį pasako. Jis toks... Oh, god. Tiesiog žmonės juokingai juokiasi. Žinok, juokinga, kai kažkas kitas juokias. Yeah. Labai. Juokingiausia yra, kai tu bandai sulaikyti save nuo juokimusi, nes tada tu tik gal labai nori. Ne, visada juokinga, kai tu bandai susilaikyti ir tas, ką žiūri, žiauriai žvengia. Tada yra blogiausia. Jo. Nu, man tiesiog su Mario yra tiek daug kurs, nes tas Deep Fried Nintendo 64 balsas Mario. Čia visai super microwave portas. Gerai, aš užmiutinsiu mūsų mikrofoną. O, tiesiog. Dabar taip, klausytojai klausytojai mūsų, mano kolegos, mano komoderatoriai, dabar žiūri. Čia tokia. Aš turbūt turiu eiti atidaryti durų, jūs pašnekėkit. Čia yra tikriausiai pats paprasčiausias podcastas. Čia yra bazuota. O, mes jau GigaChat mimų žiūrėjom. Ok, aš norėjau pakalbėti užves kitą temą. Ok, aš noriu normalią temą užves, kad šitas podcastas nebūtų tiesiog 5 minučių, kai mes šūdą manom. Nu. Kokie yra tavo mėgstamiausi filmai? Viso gyvenimo. Ta prasme, all time filmai. Jeigu tu turėtum padaryti, tipo, top kokį 5 filmų, kurias, nu, tu, tipo... O, čia tai sunku top 5. Aš gal kelius paskaičiau, bet top 5, nežinau. Tai su filmais yra taip, kad aš pažiūriu filmą, bet aš nežinau, kaip jį vertinčiau palyginus su kitais filmais, žinai. Aš neturiu to kritiko. Gal dėl to, kad aš tiek daug žiūrėjau filmų ir taip randomly žiūriu, na, tiesiog nenorėdamas net. Jo. Tai labai sunku pasakyti palyginus su kitais filmais, ar tai buvo labai geras filmas. Nu, taip, kad padaryčiau sąrašą, žinai. Jo. Nes aš galvoju, kokie būtų mano top 5. Aš žinau porą, bent jau. Aš žinau, koks būtų mano mėgstamiausias visų laikų filmas. Nu. Aš irgi. Būtų Murder on the Orient Express. Opa. Tai senesnis? Ne, naujesnis. Naujesnis? Jo, su William Dafoe. Galvoju. Jis vienas iš aktorių, jis nėra Poirot, bet jis vienas iš aktorių. Mr. Willie Dafoe. O, aš mačiau. Big Willie Dafoe. Big Willie O, reikia pasižiūrėti. Roses are red, violets are blue. Willie Dafoe is a bigger PP than you. Aš išgirdu tą vargą, aš pagalvoju taip pat apie tą Sea-Dog Jump King video. Kuris, visas segmentas kaip TTS spamina su Big Willie Dafoe. Palauk, Bet geriausia dalis buvo tiesiog tiek chat TTS. Man... Donation, tiksliau. Ja, ten žiauriai gerai. Murders. Jūs esate žiūrėję... Kas ten ant sienos? Ne ką, Crucifixion. What the... Čia jau beveik pusę metų kaba. What the fine fuck? What a fine art piece. Dabar klausytojai, ant sienos, ką aš matau? Viliaus kambarį yra plakatas, kuris atrodo, kad buvo nupaišytas akvarelė. Ne, čia yra atspausdinta. Bet atrodo kaip akvarelė. Nu, nes fanartas Čia akvarelė. neatrodo kaip akvarelė tikrai. Nu, tausme. Kur yra Neko Ark, kuris yra nukryžiuotas ant kryžiaus. Ir prieš kryžių stovi kitas Neko Ark kryžių. Ne, čia Link. Čia, jo, atrodo. Čia Tears of the Kingdom. Bet kodėl jis atrodo kaip pana, aš nesuprantu. Nes Link yra pana.
ir jis turi, ir Zelda turi išgelbėti jį. Okay. Bet jo, čia Linkas gali klijuoti rastus, tai jis padarė kryžių, kad crucify. Link of fucking The Legend of Link. The Legend of Zelda, tai tu žaidži kaip Zelda. Jo, čia tik Zelda. Zeldos legenda. Okay. Grįžtam, kokie filmai būtų geriausi. Ką tu sakei, ką mes matėm prieš Jis sakė, kad jo favorite filmas buvo Murders of Murder on the Orient Express. Aš pažiūrėjau, aš mačiau tą filmą, jis buvo visai geras. Jis buvo geras. Aš nemačiau. Mano vienas iš mėgstamiausių filmų dar tikriausiai būtų antra John Wicko dalis. Opa, ten geras. Net trečia. Aš nematęs 3-4, tai man nepasako. Aš tai sakyčiau, realiai, kuo toliau, tuo jie geriai, skirius gal paskutinį filmą. Paskutinis toks... Jis toksai, jis turėjo gerų momentų, bet ten labai jau, tipo... Ok, mes galim pakalbėti apie kitą filmą. Man ne. Nes aš norėsiu dar žiūrėti. Fuck, kodėl tu nepažiūrėjai John Wicko? Aš dabar filmų daug nežiūriu. Kodėl tu nežiūri daug filmų? Nes išlošiu dar kažką. Aš užsiėmęs, aš lošiu tiek daug dar. Aš nežaidžiu beveik nieko. Mano gyvenimas liūdnas. Neturiu motivacijos game. Parsisiūs dar ką. Ne, nesisiūs. Gen Z realiai. Struglai. O, mano toks gyvenimas liūdnas. Mes net nesam Gen Z. Mes esam Gen Z. Oh, fuck. Man atrodo, mes ant ribos. Ai, ne, jo, mes esam Gen Z, bet mes realiai tiek skiriamės nuo jaunesnių Gen Z, kad netrodo, kad ta pati yra karta. Jau kita karta dabar yra. Mes pseudo Gen Z. Mes esam, aš mėgstu vadinti mus ankstyvaisiais Gen Z ir tada... Normaliaisiais Gen Z. Žinai, kaip gali pasakyti, mes nesam tikri Gen Z, mūsų plaukai netrodo kaip brokolis. Jo, true. Dar tipo, tas dalykas, kad tokie žodžiai buvo naudojami, tam... Ok, Bussin yra good, Bussin, bet kodėl Uriz patapo... Ok, aš pradėsiu rentą. Ne, bet Uriz dar toks, logiškesnis. Kodėl tu negali sakyti charizma? Ai, iš čia atėjo Riz. Tai kokia... Tai tu tipo turėtų reikšti I'm charismaing up this... Ką tai reiškia? Aš galvoju, čia tiesiog slangas, kuris susikūrė šiandien. Riz dar ne taip blogai, kaip, pavyzdžiui, jeigu išgirsti ten Ohio, skip the toilet, kažką tokio, nusišaut. Get, jo, ir dar kaisinat. Pala. Ką tu šnekė? Būtų, ką tu šnekė? Kas čia per Moonrun? Gerai, pala, gerai. Aš išgirsi. Va. Išgirsi kažkokį vaiką. Stop using Gen Z language. That really sucks. Oof. Wow, that's shitty. Yikes. I can relate to that. Mood. No. I can't believe something that shitty can happen. Big oof. Žinai, kas keiščiausia, kad čia jau... Big oof. Kad čia jau atrodo seni dalykai. Čia labai seni. Čia dar nieko. Kai kuris iš šitai sutinku. That's incredibly horrible. I'm sorry that happened. Shit, man. I'm sorry for your loss. Kai numiršto šuo F. Sak, laidutuvėsi paskait F. Ir tada tu numeti pysą F. Yra realus ant karsto mygtukas, kur parašyta didelis F. Tai sako, gali paspausti. Ir šalia respect. Okay, wait a minute. Hold up. Let's do this. Let's get this bread. By the way, Call of Duty sukūrė naują mymą. Jie jau sukūrė F to pay respect, right? Press F to pay respect. Dabar yra naujas, dabar yra press F to Makarov. Tiesiog F mygtukas ir tada tiesiog šalia parašyta Makarov. Nėra jokio paaiškinimo. Okay, čia geresnis. I am serious. Are you serious? Maybe use as a question or statement of fact. Deadass. Deadass. Bet čia tik amerikiečiai naudoja. Deadass. Dead dogs. See deadass. Okay. Ne. Buvo toks vienas įvykis su deadass. Atsimenu, buvo 11 klasė, man atrodo. Tai buvo anglų pamoka. Pamoka ir ten kažką kalbėjau, žinai, su dėstytoju, ten kaip vis laik, kiekvienai paskaitai buvo pamokai. Ir vienas bišas toksai, kuris mėgsta tokius slengus naudoja, žinai, per pamoką.
ten mokytoja kažko paklausė ir jis atsakinė ir kai jis baigė kalbėti, sakė, dedas. Įsivaizduok, tavęs paklausęs. Not teach that ass, I have no idea what you're talking about, like that ass, I'm stoned out of my mind right now, that ass. Jeigu tu išgirsti internetą, nebuvo. Bet kaip pasako per anglų pamoką prieš dėstytoją, kuriai ten, jai ten buvo garbingai jau metų, 60 gal kokių. Ir tiesiog dedas pasako. Ok, toliau. Don't do me dirty, don't cross me. Toliau. Ką? Kas taip sako? Don't do me dirty. Kas iš jaunimo taip sako? Don't cross me. Okay. Čia yra tiesiog definition. Extra yra too much. Čia tiesiog yra. Čia visi sako, kad extra, ką rašinėgi. Jo, grinai. Facts. I agree with what you said. A confirming question may be used as a question or statement of fact. Facts. Spit and facts. It's a basic žodis, facts. Finesse. To steal. Ką? Finna. I or we are planning something. Finna. I'm finna finesse this bitch. Čia realiai aš esu girdėjęs. Ai, ne? Okay. The game. Life. Ką? The game. The game. Tai no game, no life. Tiesiog yra... No, tai jeigu tu neturi game, tai... No life, no life. Čia... Hardo, try hard. High key, very obvious. Įdomu, ar sweat, pavyzdžiui, nebuvo paaiškinama. Adopt a new trend, hop off, mind your business. No. Hop off tikrai nieks nesako, aš netikiu. Nieks nesako hop off, your dick, žinai. Hop off tikrai nesako, kad atsipist. Okay. Sako, get off me. Okay, Bay... Aš kaip mėgstu sakyti, get a real job. On fleek, by Felicia. Real job. Okay, Boomer, Vogue. Kas yra fake job? Ja. Gucci, Zaddy. Yes, Queen. Yes. Fam. Period. Period. Ne, bet period su ta gale. Period? Period. Niekada negirdėjau. Aš irgi šitą nieko negirdėjau. Ok, gal nėra taip blogai, kaip mes manom. Gal mes tiesiog esam jau per daug boomeriai. Gal mes realiai seni esam. Bet tai neironiška, aš nesu girdėjęs, kad period, tipo, su tavęs. Periodas. Bet čia nebuvo dar kažkoks. Tau reikia atsinaujinti, žinai, šitą... Aš esu matęs gerų mimų. Esu matęs gerų mimų. Yra tas žiauriai geras mimas, kur 3 vaikinai sėdė aplink stalą ir pirmas sako, these fries were good. Ir tokios, yeah, for real, it's real good. Pasakės, my lord, these fries are unequivocally fucking bussin'. Tai va, toks kultūrinis difference yra tarp tam kokią britų, kuris kalba perfect britiškai. Ir tada ten kokio kalifornikiečio, ar ten San Francisco bišo. Ar tu matei tą mimą, kur tipo kažkas Reddit'e parašo, but why your door have no lock? Ir tada atsako kitas, why your English not good? Ir tada jis vėl atsako, you speak English because it's the only language you know. I speak English because it's the only language you know. We are not the same. Again. Imagine being American. Įsivaizduok būti amerikiečiu, mokėti vieną kalbą. Ne. Įsivaizduok būti anglų monolingvistas. Va šitą. Va čia yra liūdna. Įsivaizduok mokykloje mokytis tik vieną kalbą. Jo, ir būt šit toj kalba. Bet jie kalba, tarsi, ne kalba, jie mokosi ir kitų kalbų, ne tik anglų, bet tiesiog... Ne, gana retai. Amerikiečių, man regis, kad kai kurios šalys Afrikoje turi aukštesnius skaitimo lygius negu kai kurios valstijos Amerikoje. Gali būti, tam pavyzdžiui... Ta prasme, jie gali pasirinkti mokytis užsienio kalbą. Liam O'Brien dar mokėsi vokiečių, puikiai šneka, kopėgė. Bet jis stengiasi. Bet dar vienas slengas. Ja. Kopėgė. Ja. Čia jau ne jis. Ja. Negaliu. Šitas epizodas yra fucking fever dream. Šitas epizodo pavadinimas bus Mes esame zoomeriai arba chaotiškas zoomerių epizodas. Kažkas tas. Mes daug apie internetą tiesiog šnekam. Mes šnekam apie kartas. Karta užaugusi internete. Jo, mes pradėjom nuo mailo, tai čia toks senas, žinai, dalykas jau labiau pasenęs. Tada... Ne, reikia tikrinti mailą vis dar pastoviai. Ne, mailas yra geriausias šaltimas pastaruoju dešimtmečio. Bet tiesiog jis senai buvo išverstas. 20-mečio, atsiprašau. Man taip juokinga buvo, nes Vokietijoje, kai aš augau dar, buvo labai mažas, buvo reklama,
kuri reklamavo e-mailus. Mhm. Ir tos reklamos iš esmės buvo taip, kad du vyrai stovi ir jie žiūri, tipo, ir jam parodo programą. Ir jis sako, jie tai vadina elektroniniu paštu. Ir tada tas už jo pradeda juoktis, tipo, taip pasišeipančiai, tipo, kas čia per nesąmonė. Ir dar fast forward 10 metų ir ten pristato ten naujausią savo ten ir tiek ten, kad tai turi gigabaitą, gali tau, ta prasme, duomenų storinti tame paštą ir panašiai. Ir tėvas sako, jo, anksčiau žmonės sakė, kad čia yra visiškas, ta prasme, absurdas, kad tu galėsi elektroniškai paštu siūsti laiškus. Ir dabar pažiūrėk, kas dedas. Man rašo fucking Edmund Cummings. Ne, Douglas. Ai, Douglas. Bet man, žinai kas, man vis dėlto yra žiūri faina, kai aš gaunu fizišką laišką iš kažko. Jo, aš čia turiu vieną. Pala. Ką tu gauni? Fizišką laišką. Ai. Fiziškas laiškas. Kažkas yra faina apie fizišką laišką. Paskutinį kartą, kai gavau laišką, Faina. tai Kaip buvo faina. iš Svetbanko apie... Čia nesenai gavai? pensijas. Aš paremiau vieną filmo Kas šito yra? filmuotoją ant Kickstarterio, nes jis norėjo savo šitą graduation filmą, filmskų padaryti. Ir buvo revoltas, kad jis man parašys laišką. Iš abiejų pusių. Kietai. Labai mielas laiškas, aš jam neatsakiau, nes aš noriu pirmojo filmą pažiūrėti, bet jis vis dar neatsiuntė versijos audio mikstų pagalinių. Tai. Nes jis rašė laišką tau, dėl to neatsintė. Kietai. Čia insane laiškas. Žiauri kietai, ką? Man reikia daugiau dalykų remti Kickstarterio. Ja. Tai dar šitas čia yra šit posteris, kurį aš žiūrėjau daug metų, iki kol jis nustojo. Visų pirma, nes jam pasibaigė motivacija šit postin, plus jis dabar realiai baigęs filmo mokyklą ir filmuoja pastoviai. Kelia labai daug ką jis filmuoja. Jis ten Berlyne baigė filmo mokyklą ir dabar labai daug music videos, pavyzdžiui, filmuoja. Sauk, kietai. Kas yra labai cool, nes čiuvas, jis pradėjo studijuoti Graikijoje šitą psichologiją, tada metė, nes jam pastebėjo, kad jam nepatiko, ir vietoj to stojo į filmavimą, film school, nes realiai tai jo pašaukimas išsiaiškino. Nes jis realiai vėliau darė savo tos video, nei studijavo psichologiją. Ir jo tas graduation film būtent yra, kaip jis, man rods, dėl streso, nes dėl streso universitete, studijuojant psichologiją, jis pradėjo haliucinuoti. Ir jis tą bandė tada per tą filmą, kurį dabar graduation filmą. Bet aš laukiu, kad jis pagaliau atsiųstų tą galinę versiją. Okay. Čia yra jau biškai Toks žiauri loras. situacija. Jo, čia šiek tiek backstory. Čia biškai žiauri situacija, kad tu antiek stresuoji universitete, kad tu pradėjai Nu, haliucinuoti. stresuoji, miego Čia tiesiog metų trūkumas. vardus gauna nuo... Kokį skizofreniją. Ant Nu, kiek miego varai? trūkumas gali haliucinaciją sukelti. Jeigu per mažai mėgi absoliučiai. Tai vat. Bet jo, laiškai yra faini, bet, again, jeigu tu jų per daug gauni, tada tau jos reikia pradėti mest lauk ir irgi gaila. Jo, ypač kai koks geras laiškas, bet aš tokį laišką išmešti, tiesiog įsivaizduok, tai toks fucking žmogus įdėjo laiką. Ir ten daug priratė, ne tai, kad ten, oi, aš parašiau ten keletą tokių, ai, ačiū labai, kad buvo parašęs. ten parašytas Jis ten laiškas. parašė labai daug apie tai, kaip jis filmavo, tipo, kas vyko, pavyzdžiui, kad jie filmavo žiemą ir jie naktį norėjo nufilmuoti kažką su bala Aha. ir tada jie nuėjo prie tos balos ir jį buvo žledėjus. O, Ir jis taip ne. pat pasigavo šitą, jis peršalo filmuodamas naktį, nes lakstė daug. Aha. Nemiegojo, sakė, praktiškai visą savaitę, nes visi tie pinigai iš Kickstarterio, visi su jie filmavimą. Niekas nebuvo apmokėtas, viskas į maistą, susisiekimą, ten rental ir panašiai. Jis nieko nepasiliko iš tų pinigų, viskas su jie filmavimą. Ir jo, sakė, labai daug, ta prasme, buvo darbo, jis nemiegojo, jis turėjo kelis darbus vienu metu dirbti, ne tik filmuoti, bet ir režisuoti ten ir panašiai. O, Jėzu, Mario. Tai va, bet sakė, labai jam patiko ir labai, ta prasme, laimingas, kad tą padarė. Tai daug tokių dalykų priražė. Nu, čia visokius darbus Reikia tokių susikurti. žmonių reikia pasaulyje, kurie tiesiog seka savo svajonės. Yes, sir, reikia. Nu, kiekvienas žmogus. Kokių kečiausių dalykų esate matę ant Kickstarterio? Ant kokių, va, tokių va, platformų? Ashes of Creation. Jis išeis kažkada. Išeis kažkada. Aš jį mačiau pirmą kartą Kickstarterį prieš kiek metų? Oi, tu savo. Bet jis išleido tam, tipo, prieš kad gali prieš pažaisti 7 metus. tą, tipo, kaip čia pasakius, beta, ne beta. Tikriausiai pre-alpha kokį nors. Ja, prie alfa. Nežinau, aš neseku.
kazetas, bet ten tikriausiai kečiausias projektas. Aš tik tai Asmongolas, man videos, kur ten... Aš Asmongoldo nežiūriu, nes jis yra... Aš negaliu sakyti, kad jis blogas, jis yra juokingas, bet jis mane labai žinai, kas man su Asmongoldu. Mane trikdo jo antakiai. Dažnai, kai jam... Aš gal tu pasakysi tokį rimtą dalyką. Kai jis kažką labai rimtai aiškina ir jo antakiai tiesiog pradeda šokinėti. Aš tiesiog, aš pasimetu, ta prasme, kas dedas. Gali nustatyti jo emocinę būklę pagal jo. Jo, jis žiūri video ir tu matai, kai jis susidomėjo antakiai, tiesiog va čia va atsiranda. To jau sakys, antakiai pagal. Ja. Man patinka žiūrėti reakcijas į Asmongoldo reakcijas ir tada Asmongoldo reakcijas į reakcijas į Asmongoldo reakcijas ir tada reakcijas į Asmongoldo reakcijas, kurios yra reakcijas į Asmongoldo reakcijas. Ką tu veiki gyvenime? Aš ten reaktinu į... Aš žiūriu YouTube'ą savo gyvenime. Aš keliu reakcijas į reakcijas. Kartais būna... Tas yra liūdna. 10 reakcijų. Ten visas reaction contentas realiai. Ne, mes čia turim atskirti. Yra reaction contentas, kuris yra sėdi. Ok, Asmongoldo reaction content. Jis yra geras. Taip. Aš to dabar duosiu labai gerą skirti. Yra reaction contentas, kur sėdi cross-legged, nondescript female streamer, kur video yra tokio dydžio, o kamera tokia, kuri valgo dripsnius ir peržiūri visą video, kartais pasakydama arba nusijuokdama. Ir čia vadinasi reaction content. Bet jau žiūri video, ne taip kaip koks eksas, visi šeina vidurį video. Arba Hasanas, kas dar. Ir tada yra reaction contentas, kuris, sakyčiau, yra padorus, kuris sustabdo video visų pirma. Dažnai. Duoda savo mintis, kažką pasako papildomos informacijos, kuri nepaminėta video ir tiek daug kartų pertraukia video, kad tau pačiam vis tiek reikėtų pažiūrėti video, kad gauti visą experience, žiūrėti video pačiam. Aš manau, kad svarbus momentas yra tas, kad žmogus, kuris žiūri tą video, supranta apie tai, ką jis žiūri. O ne tai, kad pasiruošia. Ne, neturi ruoštis, nes tada tai nėra reakcija. Tada tai yra pristatymas. Jo, aš gerai čia. Ir tu nežiūri presentation content, tu žiūri reaction content. O gal aš noriu presentation content? Nu tada tu nesiskūsk reaction content. Ne, mano dalykas... Reaction content būtų presentation content. Mano dalykas su reaction content yra, jeigu žmogus neturi ką pasakyti, tada tu tiesiog vagi view iš to žmogo, kurį žiūri. Bet jeigu, pažiūrėjau, Asmongold, ką jis daug reaguoja, jis reaguoja dalykus, kurios nusimano ten žmonės, kurie kažką... Tiesiog random dalykus reaguoja. Bet aišku, čia minimaliai. Bet ką jis daro, kiek aš žiūrėjau, jis stabdo dažnai, jis kažką pasakoja, jis eina į tangentus nesveikus. Ir jis galia labai daug pripaustina tą video ir į savo chatą, kad žmonės patys pažiūrėtų, kad duoti views. Ir daug juokis dėl to, kad, pavyzdžiui, jis 5 minučių video paverčia 40. Va būtent. Čia yra good content. Va būtent, čia yra content. Jis kūrė content, o jis nenaudoja, jis nerecyklina kito žmogaus content. Good content. Čia solid content. Nes yra šitas, Josh Trifeis padaro video ir yra ten visa series ant jo second channel, third channel. Jis padarė video, Asmongoldas reaktino tą video. Ir jis pailgino tą video iki ten pusvalandžio. Ir tada Asmongoldo tą video, George Trifeis reaktino į tą reakcioną. Ir jį pavertė 2 valandų video. Ir tada Asmongold pareaktino tą 2 valandų. Bet čia realiai infinite. Ir tada George Trifeis padarė 4 valandų video. Ne, tai čia yra contento juodoji skylė. Ir jis realiai visą tą laiką jis toks... Taip. Ir dabar mes padarysim pollą Twitch chat'e. Ir jeigu pollas bus pam, mes pradėsim žiūrėti video iš naujo. Ir pam? Jo, pam ir 20 minučių resetina. Man įdomu, kiek ilgiausiai yra ištamta toks reacting to reaction video. Bet yra jokingas, vienas realiai pažiūri video, tada kitas reactina ir tada taip tęsis, kiek kartų maks. Bet jokingiausia, kad ten realiai yra kaina jokinga. Yra kaina music contentas, nes abu žmonės pakankamai jokingai šneka viens apie kitą. Nu, jeigu taip, tada dar aš galiu, bet man... Bet yra tas reaction contentas, kur reactionas yra kaip kažkas sėdi ir tuo metu valgo. Ja, daug tų... Ten yra alia Pokimane, alia Hasan... Nevardijam vardų, nes mes nenorime... Man tai labiausiai išrinsi, kur buvo reactionas ten... Ne tai, kad video kažkokią vieną, bet kur ten buvo tik to compilation, žinai.
tipo, kaip tu gali reaktinti realiai į TikTok compilation, išskyrus be juoko, tiesiog, žinai, ir ten... Ką tu gali per 6 sekundės padaryti? O, Ką tu gali per 6 sekundės Tipo, padaryti? realiai jokio reakciono, tipo, tu negausi kitokio negu... Tipo, Jo, jo. tiesiog jokingi būna ir viskas. Jo. Jei tau pasakys, that video... Aš vėliau turėčiau tą patį, bet, tipo, tą bandyti nesijuokti. Ir tu žiūri, Jo, ir čia jau tada jau variacija. yra reaction Jau ne content. reaction. Šiaip realiai yra reaction content, bet, žinai, yra žaidimas priimtas. Jau yra contentas. Tada content, tada transformuoji kažką. Jo, bet taip, Bet kai čia žmonės labai- tiesiog... XQC impressioną streamerio išeina iš kambario. Čia geras, good old guy XQC. Aš myliu XQC, čiūvas pamato šitą erelį ir toks, pizda, višta. Čito. Klasika ir... Klasika. Okay. Žiauriai gerai. Aš nežinau. Reaction content, aš anksčiau galvojau, gal tai yra brain dead reaction content, bet aš pasižiūrėjau ir aš supratau, ne. Ne, jis yra brained, nes jis tiesiog tokią personą mano parodė. Jo persona yra brain dead, bet jo contentas bent jau yra contentas, kuris skiriasi nuo to, ką jis žiūri. Jo. Plus, jeigu tu žiūrėtum jį žaist World of Warcraft, ką tu žiūrėtum? Nieko nežiūrėtum. Nelabai žiūrėtum. Tu vis pirma žiūrėtum į žmogų, kuris nelabai ir nusimano, ką daro, ir tada žiūri žaidimą, kuris nenusimano, ką daro. Aš manau, jis nusimano, jis pramokta, jis daug turi pramokta. laiko. Jis pramokta. Ne, jis žaidęs nuo pat pradžių, jis ten kažką tikrai žino, tiesiog mymas yra, kad jis nėra labai skilled. Ne, tiesiog jeigu tu žiūri, kaip jis mokus kito game lošia, tai... Skauda labai, bet kai jis World of Warcraft lošia, tai aš manau tikrai žino, ką ten darom. Like, Tai jo, tikrai, nes, jeigu mountus jis turi beveik visus, tai turi būti Kažką, kažką reiškia idėjas laiką. Jeigu tu turi literally, turi statuso simbolį, kas yra per World of Warcraft mountai. yeah. Jo. Tada, taip, tu esi atsižaidęs, nes tas mountus gaut kai kurios yra tragedija. Ir ten vienas koks metas randomly tiesiog turi ten 1 iš 1000 šansą. O iš 1000 čia dar labai yra labai tikėtina. Ir aš norėjau pasakyti, kad čia dar... Čia yra ypatingai tikėtina šansas. Ganėtinai dažnas. Čia kai MMO player, sakė, pamato 1 iš 1000, tokia, o, tai čia beveik pam. Jo. Va būtent, jie tokie, oi, tai čia savaitgalio Jie reikalas. tokie pasižiūri, tai čia per 3 savaitės galiu gauti, čia ne tiek ir daug, žinai. Čia buvo jokingiausias dalykas, kai kažkas tai tipo norėjo, padarė Reddit postą, tipo NFT games norėjo pareklamuoti. Jis toks, tu per vieną NFT game padarai tai, ir tada tu per shooterį NFT game gali tą patį panaudoti. Ir tada per MMO NFT game tu galėsi panaudoti tą per raidą. Ir yra itemas to boso, kuris turi 2% šansą dropint. Žemas šansas, bet tu tikiesi gero. Ir tada Josh Strifeis retweetino tą postą ir sako, 2% labai aiškiai niekada nesilietęs MMO žaidimą, manai, kad čia yra žemas šansas. Aš ten esu grindinęs dungeonas, kurie po pusvalandį užtrunka 0,025 šansas ant ginklo. Ir toksai, bet aš ką noriu tai. Aš ką visai noriu. Ir tada turi dieni ir visi bando paimti itemą, tada turi dieni. Jo, visi, kuriems net nereikia. Jo. Bet dėl to, kad jis yra, tai žinai. Jo. Why not? Jo. Vavas yra toks ypatingas. Aš ir norėjau dar pakalbėti apie filmus. Tai jau pradėjai kalbėti, tai sugrįžti, žinai, šiek tiek. Jo, mes biški nuėjom, žinai, kokio 20 minučių. Ne į temą. Į temą visai. Tam iš vis be temos. Bet galėtume tada kitai savaitai pasimti filmų temą ir bendrai pašnekėti apie filmus. Jo, galim. Darom taip? Darom taip. Nes manos mes pašnekėjom neblogai jau šiandien. Ar ne taip? Ja, jau pusantros valandos jau tikrai buvo. Yeah. Nes man balsas pradeda pavarginėti. Jo, pagal tą sprendį. Gerai. Taigi, ačiū Jums labai, kad prisijungėte į dar vieną epizodą. Aš uždarysiu butelį čia. Nereikia. Mums kapta, ne. Ačiū, kad prisijungėte į mūsų epizodą. Šiandien Jūs galite paklausyti, kas nutinka, kai nefiltruotai mes nesėdim ant kėdžių ir esam pakankamai jaukioje aplinkoje. Vadinasi, visiškas chaosas. Prenumeruokite, sekite per
Xeri. Per Xerį, per Google Podcast, per Apple Podcast, Spotify. Viskas. Viskas jo. Jo, YouTube. YouTube. Būtinai sekit YouTube. Per kurį tikriausiai Tai toks mažai žinomas puslapis YouTube'as, gal girdėjai. Jis toks, nedaug vartotojų turi visai tai. Jeigu mes kažkada būsim monetizuoti, neblokuokite mūsų reklamą. Jo, pasakykite, kokios didelės jūs korporacijos nemėgstat ir nekenčiat. Kokią jūs mėgstate, kokiai dideliai korporacijai jūs mėgstat čiulpti? Iš vis, ar mėgstate korporacijas? Kokį jūs rečiausią ginklą užgraininat per World of Warcraft? O realiai, parašykite pavadinimą ir aš galėsiu atsakyti. Rašykite, ką jūs esate, kokį dropą per kokį žaidimą gavęs. Liuksinkite, prenumeruokite. Mes jūsų vėl lauksime kitą savaitę. Mes niekur nedingsim. Mes tikiuosime, jūs niekur nedingsim. Ir geros savaitės. Viso gero. Iki. Viso gero.